Labas vakaras dar kartą visoms, kurios prisijungėte. Labas vakaras ir tiem žmonėm, kurie žiūrės įrašą, nes įrašų žiūrėti kažkaip gan populiaru, patogiau, nereikia ryžtis prie laiko. Ir tada po truputėlį pradėsim, tiksliau aš pratęsiu mūsų temą drąsa gyventi, kaip išdrįsti eiti savo keliu. Ir pirmam webinare, pirmoje dalyje aptariame tokias 4 aspektus labai svarbius. Priminsiu labai trumpai, tai kalbėjom apie tikslų dydį, kad kuo didesnis tikslas, tuo daugiau šansų nepradėti jo siekti. Koncentracija į kliūtis, į tai, ko aš neturiu, ko man trūksta, ko aš nemoku, ko aš negaliu, tai irgi kliūtis, tai apsukam ir žiūrime tai, ką galiu, ką moku, ką turiu, nes tai ir yra atrama. Didelius tikslus skaido mane į mažus etapus, mažus gabalėlius. Resurso trūkumas, tai yra trečioji tokia galima kliūtis, kai nėra vidinio ar išorinio resurso, tuomet jį visų pirma verta pasikrauti. Ir ketvirtoji gilesnė priežastis buvo vaiko pozicija. Kai vaikui atrodo, kad gyvenimas dar toks ilgas, begalinis ir niekada nesibaigs. Ir šioje temoje atsakomybės klausimai, atpainioti atsakomybę su kalte ir laisvintis iš kaltės, ir pereidinėti į atsakomybę. Tokie buvo 4 aspektai pirmoj daly. O šiandien dar giliau leisimės ir panagrinėsim dar 4 tokias priežastis, 4 aspektus, dėl ko dažnai mes neišjudam iš vietos. O prieš pradėdama norėčiau jūsų paklausti, ar galbūt kažką iš pirmosios dalies webinaro, kažką jau pritaikėt savo gyvenime, kažkur pradėjote pokyčius, kažką koreguoti. Būtų labai smagu, jeigu pasidalintumėt atgaliniu ryšiu. Ar susiplanavote kažką jau keisti ir daryti? O gal kažkas ir pirmuosius žingsnius padarėte? Pasidalinkit. Labai įdomu. Va, užsirašiau į anglų kursus, super. Tai dabar tik tęsti, tik tęsti. Pradėjau skaityti knygą Atominiai įpročiai. Taip, smagi knyga, tai su tokiais labai konkrečiais ir gyvenimiškais patarimais. Super. Tai kažką pradėjot, dėl savęs daryti ir tai yra nuostabu. Ir investavimo 9 paskaitas suklausiau, kažkaip atsirado to laiko. Taip, kai pradedi planuoti ir dėlioti, tikrai jo atsiranda, super. Labai smagu. Turbūt ir kiti užmotyvavau, super, ačiū, kad pasidalinot. Va, išmokau sugrįžti į realybę, apsidairau, stebiu daiktus, tai ką matau, grįžti į šią akimirką. Ačiū labai, kad pasidalinot, labai smagu, gera skaityti. Gerai, jeigu kas dar pasidalinsit, tai rašykite, o aš tada tiesiog toliau pradėsiu pasakoti tas kitas priežastis ir galbūt atrasite kažką iš savo gyvenimo, galbūt pasiimsite vėl kažkokių aspektų, kurie jums bus naudingi ir kuriuos panaudosite gyvenime. Ir pradėsiu nuo tokio ne paties maloniausio aspekto, ne paties maloniausio žmogui, kai pradedam žiūrėti. Tikrai labai dažnai būna tos situacijos, kai norim kažką pradėti, norim kažką keisti, norim kažką kitaip daryti.
bet nepradedam ir verta tikrai pasižiūrėti, kad labai neretai ta padėtis arba ta situacija, tas gyvenimas, koks yra dabar, jisai turi pliusų. Ir kartais realių pliusų, o kartais melagingų pliusų. Na, psichologijoje yra toks terminas antrinė nauda. Mums naudinga būti ten, kur mes esame. Ir vat ta antrinė nauda, jinai gali pakišti labai smarkiai mums koją. Na, tarkim, logiškai kartais tai atrodo kažkoks absurdas, logikos jokios nėra, bet mes laikomės įsikibę, nes mūsų, galim sakyti, mūsų proto funkcija arba apskritai mūsų sistemos, vidinės sistemos funkcija išlaikyti stabilumą. O tai reiškia ką? Vat gyvenu kažkaip, galbūt ne visai taip, kaip noriu, bet visa tai taip sava, visa tai pažįstama yra. Ne visai malonu, bet nuspėjama. Ir šitas aspektas, jisai labai labai svarbus. Gali būti nemalonu ir gali nepatikti, svarbiausia yra nuspėjama ir stabilu. O jeigu mes eisim į kažką naujo, tai iš pradžių mes turėsim kažko atsisakyti, įdėti galbūt daugiau pastangų, daugiau kažko pasimokyti, o bonusus kada gausim? Iš viso neaišku kada. Tarkim, pradedu mokytis anglų kalbos ir reikės kurį laiką atsisakyti, tarkim, kažkokių savo įpročių. Arba tarkim, reikės pasistengti, pasimokyti, skirti laiko daugiau. Ir tas bonuso buvimas kažkur toli, jisai kelia diskomfortą. Ir tada, kažkaip gaunasi taip, geriau aš būsiu čia, nes neaišku, koks bus rezultatas, o ar iš vis aš tuos bonusus gausiu. Geriau aš čia ramiai savo gyvensiu toliau. Ir be abejo, turim tokią teisę. Absoliučiai tai yra kiekvieno žmogaus sprendimas ir laisva valia daryti kažką ar nedaryti. Labai dažnai, kol neįspaudžia į kampą, tai mes toj būsenoje ir gyvenam. Bet galim gyventi taip, kaip norim. Čia nepriklauso nuo to, ką kiti galvoja, kam kas atrodo, kaip yra tas toks šūkis, mes turit keisti, negalima taip gyventi, reikia augti, tobulėti ir taip toliau. Nei reikia, nei turit, tai yra laisva valia ir laisvas pasirinkimas. Bet pasižiūrėti į šį aspektą įdomu ir naudinga. Ir pasižiūrėti dar iš tos pusės, kad abu variantai, jie turi savo kainą. Vieną kainą turi variantas, kai aš nieko nekeičiu ir palieku viską taip, kaip yra. Ir kainą turi tas kitas variantas, į kurį aš noriu eiti. Juo labiau, kad tas laikotarpis, kuriame kol kas atrodo minusai, aš pradėsiu keisti ir bus daug minusų, man reikės kažkaip neįprastų dalykų daryti. Iš tiesų, tas laikotarpis yra labai labai vertingas ir labai labai brangus, nes jo dėka iš esmės gali pasikeisti visas gyvenimas, tolimesnis. Ir, tarkim, įsivaizduokim, kad tas nemalonus laikotarpis gali užtrukti pusę metų, arba metus, arba 2. Iš viso gyvenimo perspektyvos tai yra ne tiek daug, tai yra visai mažai. Bet praeiti tą nemalonų etapą, kuris bus, nes pokyčiai nėra tai, kas pasikeičia labai lengvai, maloniai ir kažkaip savaime. Bet kai mes žiūrim, tarkim, internete kažkokius stebim žmones, kurie kažką padarė, pasiekė, pakeitė savo gyvenimą,
mes matom paveikslėlį po, ane, vat kaip jau nutiko, bet to kelio tai mes nematom. Ir žiūri vat į tą gražų paveikslėlį ir atrodo, nu kaip gerai būtų teleportuotis. Bet, na taip nebūna. Pakeliui būna visko ir svarbu tai iš karto suvokti, kad ne faktas, kad bus viskas taip kaip sviestu patepta, ne, ir rožių žiedlapiais nubarstyta. Visko bus. Bus ir atkritimų, ir nusiritimų, ir metimo momentų. Ir čia labai svarbu tiesiog savo užsifiksuoti, kad svarbu ne tai, kad aš nukritau, vėl atidėjau, vėl kažko nepadariau. O svarbiausia yra tai, ar aš sugrįžau, ar aš pratęsiau, ane? Bet tai jau keliu, nusukau į šunkelį, bet apsisukau ir grįžau. Ir toliau savo keliu pradėjau eiti. Tai yra labai svarbu. Ir tą kainą, tą naudą mes galim iš tikrųjų verta labai pasižiūrėti ir dar kartą, ne, nuspręsti, pasirinkti tam, kad tas likęs gyvenimas, kiek jo liko, nieks nežino, ten 20, 30 ar 50 ar 100 metų dar gyvensim, nežinom. Bet mūsų ateitis gali būti kitokia. Ir pasverti, ne? Va tiesiog susirašyti, kas bus, jeigu aš tai pradėsiu daryti. Tiksliau, du tokie klausimai. Kas bus ir ko nebus, jeigu tai pradėsiu daryti. Ir kas bus ir ko nebus, jeigu paliksiu viską taip, kaip yra. Ir kartais tie aprašymai tokie, vat įsivaizduoju, na, vat kas bus po 10 metų, jeigu aš paliksiu viską taip, kaip yra. Ir kartais nusipiešia tokie nelabai malonūs variantai. Ir tai sumotyvuoja pradėti judėjimą ir vis tik pasirinkti tą kitą kainą, kuri veda į kažkokius visai kitus variantus. Tai yra labai labai svarbus aspektas, bet dažnai mes jį tiesiog praleidžiam. Tai į jį labai labai siūlau atkreipti dėmesį ir, kaip ir sakiau, panalizuoti, kas bus vienu atveju ir ko nebus, ir kas bus ir ko nebus kitu atveju. Ir jūs aiškiai pamatysit, kurį variantą pasirinkti. Ir visai gali būti, kad tai įkvėps judėjimui. Ir kelyje dar kartą noriu tą mintį akcentuoti, kai mes pradedam pokyčius, jie nevyksta greitai, mums reikės kantrybės praeiti tą kelią ir čia bus visko. Ir griūsim, ne, ir nusirisim atgal, ir vėl kažko nepadarysim, suplanuosim, atidėsim. Ne tai svarbiausia. Svarbiausia pasižiūrėti į tai ir eiti toliau. Nemesti vien todėl, kad, ėmiau, mečiau, tai ką dabar jau viskas, nieko čia nebus. Vat, kur mečiau, ten ir pradedu ir tęsiu toliau. Tai va, tai toks labai reikalingas gebėjimas ir aspektas. Ar atliepia šitas punktas? Ar pažįstami tokie momentai, kai šitą įmetat ir sakot, jau nebegrįšiu, momentai, kai iš tikrųjų net suprantat, kad daryti bus sunku ir galbūt aš nenoriu to. Tai va, Laura dalinosi, visi punktai gerai, ypač mums su vyru tinka įstrigimas vaiko pozicijoje. Pradėjau kaupti resursus dideliems planams. Labai sunku pailsėti ir išsimiegoti su dukryte. Tai stengiuosi tiek nestresuoti, ko negaliu pakeisti. Va, super, labai ačiū, kad pasidalinot. Tai va, tai toks buvo mūsų šio vakaro pirmasis aspektas.
Toks čia teoriškai nelabai yra ką kalbėti, bet labai labai svarbu tai pamatyti. Visada paklauskit savęs. Vat jeigu paprastesnis variantas, galit paimti popieriaus lapą ir, tarkim, aš neturiu to naujo, aš negyvenu to kito varianto taip, kaip norėčiau gyventi, bet mano gyvenime yra daug dalykų, kuriuos aš turiu. Ir tai gali būti, vat neturiu mylimo darbo, bet turiu laisvo laiko, turiu gan mažą atsakomybę, turiu stabiliai mokamą atlyginimą ir kitus bonusus kažkokius turiu. Tai vat tie bonusai ir laiko. Čia dar toks, paprastesnis variantas pažiūrėti į tai, kas mane laiko šitam variante. Kitas taip pat neišvengiamas momentas, su kuriuo mums teks susidurti, kai mes pradedam pokyčius, kad ir mažiausius pokyčius, tai bus psichologinis pasipriešinimas. Vat jeigu jūsų gyvenime yra norai, svajonės ar tikslai, nesvarbu kokio dydžio. Kaip prasakiau, tai gali pats mažiausias noras būti. Bet jeigu tai yra, jūs susiduriate su pasipriešinimu. Ir kai pradedat mokytis kažką, kai pradedate domėtis kažkuo, vat pasipriešinimas beveik visada atsiranda ten, kur yra judėjimas, pokyčiai, vystymasis. Ir labai svarbu jį pamatyti, į jį įsiklausyti, jį patyrinėti, nes kitaip mes galim įsitraukti į tokias neadekvačios kovos su savimi istorijas, kai mes vat kovojam su savo įpročiais, ten dar su kažkuo, verčiam save, naudojam tokius prievartinius mechanizmus ir taip toliau. Tokiais būdais dažnai pasipriešinimas neįveikiamas. Mes tiesiog eikvojam savo vidinį resursą ir save sekinam, dar visokių negatyvių dalykų apie save prisigalvojam. Tai yra pakenkiam savo, kai kovojam su tuo pasipriešinimu. Atidėliojimas tai irgi kaip pasipriešinimo simptomas. Atidėliojimas, vengimas, sabotažas. Tai jūsų sistemoje įsijungia kažkokie pasipriešinimo mechanizmai ir nėra vieno bendro visiems žmonėms. Labai svarbu pastebėti, kaip mano atveju aš pradedu priešintis nesąmoningai. Tiesiog nesąmoningai, nes sąmoningai tai mes nesipriešinam. Jeigu viskas būtų daroma sąmoningai ir viskas priklausytų tik nuo mūsų sąmonės, tai mes tikrai visada padarytumėm tai, ką nusprendėm. Bet kadangi pasąmonė yra daug didesnė jėga, tai mes, nežinau kiek procentų, bet labai labai daug laiko gyvenam automatiškai. Vat kaip diktuoja mūsų pasąmonė, taip mes ir sukamės. Iš kur apskritai, kodėl pasipriešinimas atsiranda? Bet kuri sistema, o žmogus yra sistema, tokia mažutė sistema. Ir kiekviena sistema, jinai visuomet laviruoja tarp stabilumo ir vystymosi. Bet visada tarp stabilumo ir visada ant ribos. Stabilumas ar vystymasis. Pasipriešinimas yra tai, kas stabdo pokyčius, bet stiprina stabilumą. O mūsų, kaip ir sakiau jau pradžioje, mūsų sistemai, tiksliau mūsų protui, yra svarbu stabilumas, kad niekas nesikeistų. Ir stabilumas nugali. Bet koks, kad ir pats mažiausias, ir pats geriausias pokytis, supranti, kad tarkim pradėti sportuoti
būtų sveika. Ar pradėti sveikai maitintis, ar pradėti ten mokytis kažką. Supranti, kad tai yra geri pokyčiai. Juk mes nenorim keisti į blogesnius dalykus. Bet kažkodėl pasirenkam blogesnį variantą. Nes kiekvienas pokytis, kad ir pats gražiausias ir šviesiausias, mūsų organizmui yra stresas. O mūsų mentalinė sistema, mūsų protas, pokytį labai dažnai traktuoja kaip grėsmę. Na, kad ir jeigu nežinomybė, kodėl mes bijom nežinomybės? Todėl, kad tenai protas pradeda ieškoti grėsmių. Ir stresas, grėsmė stabilumui ir viskas, ir mes nejudam. Tiesiog niekur nejudam. Labai įdomu patyrinėti. Vat pradedi daryti kažką, eini ir staiga susijungia kažkokie neaiškus mechanizmai, kad tu pradedi vengti, prisigalvoji milijoną priežasčių ir tokiu būdu gali reikštis pasipriešinimas. Tiesiog patyrinėkit, kaip tai veikia pas jus. Vat tas momentas, kai jūs metat daryti tai, ką pradėjot. Tenai yra kažkokios pasikartojančios situacijos. Staiga nei iš šio, nei iš to užgriūna milijonas darbų. Ir atrodytų, kaip piktosios jėgos susijungia. Bet kadangi mes nesam atskiri, tai kartais mes tiesiog patys nesąmoningai taip susidėliojam. Prisiimam tų darbų, tie darbai iš dangaus nenugriūna. Mes apsikraunam milijonų darbų tam, kad tik nereikėtų to pokyčio daryti. Tarkim, kas nors ateina į mokymus, viskas sako, kursą nusipirkau, jau dabar mokysiuos, jau dabar keisiuos. Ir užsiėmu šį vakarą, nes ten svečių prisikviečiau. Bet kažkodėl svečių prisikviečiau tam vakarui, kai susiplanavau mokytis. Arba darbe paprašė kolega pagalbos ir aš sutikau ir dirbau iki išnaktų. Bet šito momento mes ne visada fiksuojam, kad čia mes patys tai pasidarom. Ir atrodo, kad piktosios jėgos susijungia ir dabar man kliudo keistis. Iš esmės, tai dažniausiai mes patys savo kliudom tai daryti. Tai, žodžiu, pasipriešinimas atsiranda visada, beveik visada, kai tik gimsta noras. Ir įsijungia automatiniai mechanizmai. Mes pradedame elgtis taip, kaip įpratę elgtis. Nesvarbu, koks taurus tas noras, siekis, tikslas, viskas mus neša. Todėl pamatyti, kaip tai vyksta, kaip jūs išlaikot stabilumą, kaip padarot taip, kad nebūtų pokyčio jokio. Nes dažniausiai laimės stabilumas, jeigu mes į tai nežiūrėsim. Ir dėl to svarbu mokyti su pasipriešinimu sąveikauti, visų pirma, pamačius, kaip tai veikia. Mes tai darysim programoje, bet jeigu toks labai paprastas būdas, kiekvieną kartą, kai kažko norit, jau viskas, jau darysiu, arba jau pradėjau daryti ir dingsta noras, norėjau, pradėjau ir kažkuriuo momentu jėgų nėra, laiko nėra, energijos nėra, jau pradedu ieškoti priežasčių, kodėl man nedaryti. Gali būti, kad įsijungia pasipriešinimas ir aš jau nebenoriu to daryti. Bet jeigu mes pasižiūrėsim į tą momentą, kuriame aš nenoriu daryti, tas nenoras turi energijos ne mažiau negu noras. Norėti ir nenorėti yra panašus energetinis krūvis. Energija yra. Jeigu jaučiat, kai norit, jaučiat energijos pakilėjimą. Bet nenoras lygiai taip pat turi savo energiją. Ir ne mažiau. Ir tokia praktika, tik čia svarbu prisiminti. Paimti popieriaus lapą
ant jo užsirašyti tai, ko aš nenoriu daryti, tai, ko ar jau nenoriu daryti, ar dar nenoriu daryti. Ir tada tiesiog žiūrėti į tą užrašą, ne tai, ką aš užsirašiau, ir pajausti to nenoro energiją. Sąmoningai, ne? Ir jaučiu, yra energijos. Ir su ta nenoro energija, pavyzdžiui, įsijungti muziką ir pradėti iš lėto taip judėti. Galbūt tai peraugs į šokį. O galbūt aš tai pradėsiu judėti ir išjudėsiu link to, ką planavau padaryti. Tik svarbiausia prisiminti, ne, tą momentą, kai pasipriešinimas įsijungia, tai aš su tuo jeigu tai nenoras, ne, pasipriešinimas pasireiškia kaip nenoras, ir pašoku, pajudu su ta energija. Ir be abejo yra daug būdų, kaip giliau eiti, bet pradžiai bent nuo to pradėti, tai yra labai labai daug. Iš esmės, jeigu tuos paprastus visiškai dalykus, kuriais aš dalinuosi, jūs pritaikysit savo gyvenime, tai jau tame matysit, kaip pradeda laisvėti, ne, energija pradeda laisvėti, jėgos ir kažkaip pradeda daugiau daryti dalykų. Ar pažįstamos pasipriešinimo istorijos? Gal kol aš pasakojau, pagavot tą momentą, kaip jūs priešinatės? Taip, atrodo, ieškau lengvesnio kelio, nėra pakankamai laiko, sąlygų ar dar ko ir atrodo, sugalvoju tik sunkius variantus ir tada nepradedu iš viso, atidėlioju. Aha, einu daryti kažką kitą. Tai sugrįžkit prie lengvesnio kelio, jisai visada yra. Jo, bet, tai taip veikiam. Ar pasipriešinimą atpažįstat savo gyvenime? Tai pavyzdžiui, sugalvojot, viskas šį vakarą dalyvausiu webinare, viską susikonspektuosiu ir pradėsiu daryti. Ateina webinaro laikas, oi, dar vakarienės nepasidariau ir dar vaiko neapšokinėjau ir ten dar kojinių nesudėjau į stalčių ir viskas, nusiploviau. Geri norai buvo, bet nusipylė. Taip, pažįstama. Taip, atsiranda svarbesnių darbų. Taip. Filmai, internetas, pasipriešinimas, jo bėgimas nuo darbų. Taip. Taip pašokit su savo pasipriešinimu. Nebūtinai šokti, tiesiog pajudėti, atsispaudimų su pasipriešinimu padaryti, įtupstų padaryti, bet būtent su tuo momentu pasipriešinimo energija. Aha, būnu pavargusi, sakau kitą kartą ir kartais irgi toks, jau pavargus, tokia pavargus daryti tai, ką norėjau daryti. Tai atrodo, eik žmogau tada ir ilsėkis, bet kažkodėl nepavargus kitiems dalykams. Ir taip, būna. Šiaip pavargau, kai daryti, o kitiems ne. Ir užsisėdžiu, ir tada žiūrėk, jau laiku ir nenuėjau miegoti, ir visai nepavargus, ir kažkaip viskas išsitaško. Tai tai stebėkit tokį momentą. Dar giliau leidžiamės. Ar leidžiamės giliau, nepavargot? Dar norit klausyti? Parašykit, ar dar norisi. Bent pliusiukus kokius sudėkit. Norisi, gerai, gilyn. Lendam. Super. Giliau jau prasideda truputėlį sudėtingesnės istorijos, bet jeigu į jas
pradedam žiūrėti, tai toliau jos darosi, vieną kartą užtenka suvokti, kaip tai veikia ir pagauni jau, kaip visa tai vyksta ir kur, kur, kur aš nukreipiu savo dėmesį ir savo laiką. Atsiprašau, bet tai, ką kalba, taip žinoma, nu nieko išskirtinio. Tai viskas tvarkoj, dviračio aš nesigiriu išradusi. Visa tai žinoma ir kai kam tai yra naudojama, tai viskas tvarkoj, galima neklausyti, ne to, ką žinote. Tai va. Toliau mes žiūrėsim į melagingus motyvus. Yra tokie melagingi motyvai. Apie ką išvis motyvai? Jeigu mes pasižiūrėsim, kaip mes veikiam, tai labai svarbu pamatyti veiksmo struktūrą. Ar žinot veiksmo struktūrą? Nes veiksmas tai nėra tik veiksmas. Prieš veiksmą yra daug etapų. Kol mes pradedam veikti, vyksta sustygavimas. Tai vat pagalvokit, ar pažįstamas toks dalykas kaip veiksmo struktūra. Tiesiog jeigu žinot, tai pliusiuką. Nežinot. Gerai. O kažkas žino, super. Tai prisiminimui, nes tikrai apie veiksmo struktūrą esu tikrai pasakojus webinaruose ir kitur yra, tai neslapta informacija. Tai žodžiu, yra veiksmas. Nuo ko viskas prasideda? Viskas prasideda nuo poreikio. Yra kažkoks poreikis ir jeigu mes kiekvieną savo veiksmą taip išsianalizuosim, tai pamatysim labai aiškią schemą, kaip viskas dėliojasi. Kokie mano poreikiai, ne? Toliau antras aspektas, tai struktūros dalis, tai yra objektas, taip vadinamas, arba kaip aš galiu tą poreikį patenkinti. Na, tarkim, jeigu poreikis troškulys, aš noriu gerti, tai objektas gali būti kas? Tai gali būti vanduo, tai gali būti sultis, tai gali būti arbata, tai gali būti, nežinau, varveklis kur nors kaime žiemą, ar dar kažkas, Tai yra kažkas, per ką aš patenkinsiu tą poreikį. Ir trečiasis yra motyvas. Ir tik tada mes keliam tikslą. O tik jau, kai išsikeliam tikslą, tik tada prasideda veiksmai. Ir mes veikiam, kai mes veikiam nesąmoningai, tai tiesiog automatu viskas prašoka ir padarom tai, ką padarom. Todėl pokyčių momente, jeigu mes norim kažką pakeisti, labai svarbu įsisąmoninti šitą schemą. Visų pirma, koks yra poreikis, kaip aš galiu tą poreikį patenkinti ir toliau trečias yra motyvas, o ketvirtas tikslas. Ir motyvų vietoje mes labai dažnai suklumpame. Tai visos istorijos, kai mes pradedam daryti ir pakeliam metam, sakom, trūksta motyvacijos. Labai dažnai ta priežastis būtent pirminiam motyve. Jisai buvo ne tas. Ir metam todėl, kad melagingas motyvas buvo realizuotas. Dabar vėlgi, čia vertėtų atskirti sąmonę ir pasąmonę. Sąmoningai, kai aš sakau melagingas motyvas, tai melagingas motyvas, jisai bus melagingas mano tikrajam aš. Bet mano pasąmoniai jisai bus tikrasis. Jeigu nesuprantamai kalbu, tai rašykite, ne? Žodžiu, nes motyvacija, mes apskritai motyvus
retai netgi nagrinėjam, koks motyvas mane veda. O motyvas yra tai, kas sukuria energiją mano veiksmams. Ir jeigu motyvas ne tas, jeigu aš jo net nesuvokiu, tuomet gaunasi, kad nebus energijos. Dabar, tarkim, pavyzdžiui, paimkim tokią paprastą situaciją, mokytis anglų kalbos, Pradedu ir metu. Jeigu žiūriu į motyvaciją, kodėl aš tai darau? Nes motyvas tai atsakymas į klausimą, kodėl aš tai darau, vardan ko aš tai darau. Kodėl aš mokausi anglų kalbos? Ir tarytum sakau, todėl, kad noriu kalbėti angliškai, susikalbėti angliškai. Ir niekaip šitas motyvas manęs neveža. Nes po juo slepiasi gilesni. Ir čia labai svarbu išnagrinėti savo vertybių temą ir motyvus pradėti grįsti savo vertybėmis. Nes paprastai, tarkim, anglų kalba, motyvas noriu kalbėti angliškai, nejudina manęs iš vietos. Tam, kad galėčiau skaityti knygas, nejudina. Tam, kad, galėčiau su kažkuo susipažinti, nejudina. Ir taip galim kastis ir ateiti iki kažkokios savo vertybės. Ir jeigu mes ateisim iki savo vertybės, greičiausiai mes pradėsim judėti. Vat konkretus pavyzdys, tokį konkretų pavyzdį turėjau, kai būtent apie kalbą. Ten ne anglų kalba, kita. Ir mes nagrinėjom ir atėjom iki vertybės. Todėl, kad tai man, kaip vertybė laisvė. Ir šitas užsiėmimas susisiejo su vertybė, į motyvo vietą atsistojo vertybė. Ir viskas, ir žmogus pradėjo mokytis tos kalbos, kurią atidėliojo N metų. Ir gan lengvai. Kaip lengvai, sąlyginai, pastangas vis tiek reikia dėtis, bet be tų vidinių išgyvenimų. Todėl labai svarbu tose vietose, kur aš atidedu, kur aš nepradedu kažko daryti. Labai svarbu pasižiūrėti motyvaciją, vardan ko aš tai darau. Ir kai mes matom tą melagingą motyvą, mes jį galim pakeisti savo vertybę sąmoningai. Motyvas tada bus pagrįstas vertybėmis. Ir tai yra labai svarbus momentas. Ar aiškiai pasakoju? Manot, paprastai aš aiškiai viską labai pasakoju, tai neturėtų būti neaiškumų. Atsiprašau, kažko balsas stringa. Bet čia mes, aišku, susidursim su klausimu, kokios mano vertybės. Tai vertybės yra paprastas klausimas. Kas man yra svarbu gyvenime? Ir nagrinėjam. Ir gilinamės į tuos dalykus. O tam, kad lengviau būtų pamatyti tuos melagingus motyvus, juos galima sugrupuoti į tokias didelės 4 grupės. Ir gali būti, kad jūs juos žinote, tai prisiminsite. Kai kam tai tikrai bus nauji dalykai. Tai yra tokie 4 grupės motyvų. Tai pirmoji grupė yra išgyvenimo motyvas. Tarkim, aš darau kažką tam, kad išgyvenčiau. Ne tam, kad būčiau, tarkim, laisva. Ne tam, kad realizuočiau savo kažkokius tikslus, savo potencialą. Ne tam, kad kažką sukurčiau reikšmingo. O tiesiog tam, kad išgyvenčiau. O išgyvenimas, išgyvenimo būsenoj esantis žmogus iš tiesų gyvena gan tokioj
na, stipresniai ar silpnesniai kančioj. Va tarytum mane žmogus veikia tam, kad, na, tiesiog išbūtų šiame gyvenime. Ir jam sunku. Jisai gyvenimą jaučia kaip naštą. Ir va dalykus daro tam, logikos čia nėra, bet nesąmoningai jisai net neįsivaizduoja kito modelio, kad kažkaip kitaip galima gyventi. Na, į šitą istoriją toks labiau pažįstamas įvardinimas galėtų būti aukos pozicija, ne? Vat žmogus realizuoja tokį motyvą. Ne kad būtų geriau, o kad būtų blogiau. Ir atidėti dalykai labai gerai realizuoja šį motyvą. Nes kai aš turiu kažkokį norą, kažkokį tikslą, bet atidedu, tai tame bus nemažai kančios, nemažai skausmo, ne, nu, nepasitenkinimo, savęs nuvertinimo, numenkinimo ir taip toliau. Aš dabar labai trumpai per tuos motyvus prabėgsiu, kad vat, tos 4 grupės būtų aiškios. Toliau, antrasis motyvas tai yra kova. Vat su kažkuo reikia kovoti. Nu, tokia vat motyvacija žmogaus. Ne? Jisai tarytum išsikelia kažkokį tikslą savo, turi norą, nori imtis kažkokių pokyčių, bet pakeliui įsivelia į kovas kažkokias. Vat įrodyti, kad aš teisi, įrodyti, kad kitas neteisus, įrodyti, kad kažkas nesąžiningas, įrodyti, kad dar kažkas. Žodžiu, tas įrodymo momentas labai labai stiprus. Nes tai kovos aspektas, ne? Arba kažką nugalėti, kažkur laimėti. Beje, šitie žmonės, kuriuos veda kovos motyvas, jie turi gan daug energijos, todėl netyčia ima ir pasiekia dalykų. Bet pakeliui ištaško labai daug energijos, labai daug jėgų ir daro dalykus daug sudėtingiau, nei galėtų padaryti. Nes visą tai galėtų padaryti be kovos, bet, nu kaip, pavyzdžiui, aš ten kolegai darbe neįrodysiu, kad jisai klysta. Ir mano yra tiesa. Nu kaip aš neįrodysiu, reikia įrodyti. Ir tokių vat trukdžių pakeliui gali būti labai daug. Ir aišku, toks žmogus, jisai gali persikrauti. Jisai, nu, vat žmogus, jeigu labai daug kovojantis, labai daug energijos skiriantis kovai, jisai pervargsta, išsenka, na ir tada motyvas išgyvenimo lieka. Dar vienas motyvas, kuris, jeigu mes jo neįsisąmoninam, tai labai dažnai mūsų veiksmai būna paremti juo. Tai yra pranašumo demonstravimas, ne? Aš esu geresnė už kitus, aš geriau žinau už kitus, geriau suprantu, nu apskritai geresnė esu. Ar geresnis? Ne? Ašgi viską žinau ir niekas man negali nieko naujo papasakoti. Aš esu. Ir motyvas ne kažką nuveikti, o vat būtent visur demonstruoti pranašumą. Greičiausiai, vat kai susitinki su tokiu žmogum, jausmas, kad tu esi žemiau. Jisai gali nieko nesakyti, jisai gali nieko neaiškinti tau. Bet tu tiesiog supranti, kad tas žmogus, jisai pakilėjęs truputėlį nuo žemės, nu ir aureolė yra virš galvos šviečiasi. Ir ką norisi su tokiu žmogum padaryti? Nu, aišku, nuleisti jį ant žemės. Ir tiesiog, va tie motyvai, jeigu jūs pasižiūrėtumėt atidžiai į savo gyvenimą, galit pamatyti, kad vienas nuolat jūs veda. Kiti irgi lygiai taip pat pasitaiko, nes kartais visi mes ir pranašumą pademonstruojam, ir pakovojam, ir savęs pagailim, pabūnam toj aukos pozicijoje. O dar ketvirtas motyvas yra kerštas, kai mes sakom, nu jau ne,
Na, aš tau grąžinsiu visą tai, ką tu padarei. Ir pavyzdžiui, na, išsikeliu tikslą, pavyzdžiui, kažko pasiekti, bet tuom tarpu atėjo kažkas, kas pademonstravo pranašumą ir aš pamirštu savo tikslą ir bandau nuleisti, ane, pastatyti į vietą tą kitą žmogų. Tai yra kerštas. Ane? Aš nuleidžiu ant žemės, nes man reikia išlyginti poziciją. Ir tokiu būdu, vat mes egzistuojam šiame gyvenime. Čia labai labai trumpai apie tuos motyvus, nes yra daugiau aspektų, bet na, bendram suvokimui to tikrai pakanka. Ar apie motyvus aišku, ar atpažįstat save motyvuose? Ir esminis momentas, kad turiu norą, turiu tikslą, bet kažkaip visai kitur gaunu rezultatą. Arba kenčiu, arba kažką nugalėjau, neteisumą įrodžiau, arba pademonstravau, kokia aš pranašesnė už kitus, arba pakeršijau. O tai va. Ir visi tie žaidimai, na kaip, laikas eina, energiją įkvojam, o nenueinam ten, kur norim būti. Ir viskas tvarkoja. Na, todėl, kad esam žmonės, ne robotai, mūsų taip negali paimti, programą įrašyti ir mes iš ryto atsikeliam ir veikiam kitaip. Tiesiog patyrinėkit, pasižiūrėkit ir sąmoningai, kai mes matom, į motyvo vietą dedam savo vertybę, vertybės realizavimą. Ir tada visiškai kitaip gali dėliotis, netgi veiksmų planas kitaip pradeda dėliotis. Ir energija kitaip koncentruojasi. Be abejo, gali būti, kad sąmoningai susidėliojau ir jau pradedu eiti. Bet įsijungia tos senos istorijos ir vėl pradeda mane nešti. Vėl stop ir vėl grįžtu. Čia ta pati istorija, kad pabėgau, grįžau. Ir kažkuriuo metu stabilizuojasi. Ir aš jau galiu eiti daug stabiliau. Aha, labiau matau aplinkoje tos kovojančius. Taip. Gerai. Na ir ką? Dar vienas aspektas, kuriuo pasidalinsiu ir į kurį tikrai verta atkreipti dėmesį, tai yra mūsų emocinės būsenos. Na, visada, kai mes bet ką bedarytumėm, jūs puikiai žinot, kad visada verta žiūrėti į mintis, į emocijas ir į veiksmus. Tai yra ta trijulė, kur veikia kaip sistema ir visada verta žiūrėti į šituos tris. Ir su emocijom, apie emocijas, tai žinoma, galima kalbėti labai daug, bet šį vakarą noriu tokį vieną tik aspektą priminti jums, kad yra kalbėti apie emocinę būseną, nes emocija, mes kažką pajuntam, emocija tai tas greitas, greita reakcija. Toliau emocija pereina į jausmą ir susikuria būseną. Ir mes kažkuriuo metu galim tapti priklausomais nuo tos emocinės būsenos. Na, tarkim, žmogus, kuris gyvena kančioje, jo emocinė būsena, aiški. Ten yra ir kaltės daug, ir pykčio gali būti daug, ir tokio nepasitenkinimo, tokios, tokie jausmai. Kiekvienas jausmas, kiekviena emocinė būsena kūne tai yra tam tikras hormonų kokteilis. Jau čia prasideda biochemija, Tai nėra išgalvoti dalykai kažkokie,
Ir tarkim, jeigu mes daug metų gyvenom kažkokioj emociniai būsenoj, mes prie jos pripratom. Ir kas vyksta? Mes pradedam pokytį. O dabar aš jau čia taip ir jausiuos gerai ir susikuriu tą tokią geresnę būseną, tarkim, padarau meditaciją kažkokią, pasportuoju, padarau kažkokius pratimus, na kažką padarau, kad man būsena pagerėja. Ir mąstau pozityviai, bet kažkuriuo metu, na tarkim, noriu pasiekti kažkokio tikslo ir sakau, viskas, jau pradėsiu daryti ir pradedu daryti ir taip gera ir taip faina, bet kažkuriuo metu staiga mintis. Ne, nieko tau nesigaus, tugi vis tiek mesi tuoj. Nu, kam tau stengtis? Tu vėjim mintį, jinai sugrįžta. Keiti mintį, jinai vėl sugrįžta. Ir tai vyksta ne veltui. Todėl, kad mintis, emocija, veiksmai, tai yra į vieną pusę veikia, nuo to, kaip mes galvojam, priklauso tai, kaip mes jaučiamės ir kokia ta emocinė būsena susikuria. Ir nuo to priklauso, ką mes darom. Lygiai taip pat veikia ir atvirkščiai. Tarkim, tai, kaip mes jaučiamės, daro įtaką mūsų mintims. Ir dabar kūnas, jisai atsiduria nepažįstamoje emociniai būsenoj. Ką jam reikia padaryti? Sugrįžti į pažįstamą būseną. Ir kūnas siunčia signalą į smegenis, kad negerai, diskomfortas, nesuprantu, kur esu, nesuprantu, kaip jaučiuosi, nežinau, ką su tuo daryti. Ir staiga gimsta mintis, vis tiek tau nieko nesigaus. Ir vėl tu viską mesi. Todėl šitą momentą yra labai labai svarbu savo užfiksuoti. Ir treniruoti kūną, pratinti kūną prie naujų būsenų. O tai daroma visiškai paprastai. Užtenka pagalvoti, prisiminti kažkokią gerą situaciją, kažkokią gyvenime akimirką, kažkokį žmogų, su kuriuo gera. Prisimenu ir viskas, mano jausmai keičiasi. Ir mano emocinė būsena keičiasi. Ir tiesiog praktikuoti tą būseną, žinant, kad taip, kai mes pradedam judėti į savo tikslus, į savo norus, į savo svajones, keičiasi būsenos, bet mus vis trauks atgal kūnas. Tai padėti sau tiesiog sąmoningai įeidinėti kuo dažniau į tas geras būsenas. Taip nunešia į seną, vėl ištempiu save. Prisiminimais, praktikom, meditacijom, tarytum dirbtinai sukuriu tą būseną gerą. Ir kūnas palengva jisai įpranta, išmoksta būti su nauja būsena. Ir aišku, neišvengsim sąveikos su emocijom savo, mokytis dirbti su savo emocijom, ypatingai kaltė, gėda, tokios stabdančios labai stipriai baimę. Ir kai mes išmokstam tai daryti, kūnas pradeda jausti geresnės būsenas, jisai prie jų pradeda pratintis ir padeda mums judėti ten, kur norim nueiti. Tai labai trumpai apie emocinę būseną. Trečią kartą pabėgusi jau negrįžau. Daug labai norinčių atrodyti pranašesniais už kitus, nesinori bendrauti su tokiais. Na taip yra ir nesinori bendrauti ir norisi kažkaip tai nemalonus jausmas. Jeigu tave neteisingai apskundžia, ar verta duoti tokiam žmogui atkirtį? Vėlgi priklauso nuo to, koks tikslas. Jeigu apginti save, parodyti, kad jisai tikrai neteisus, tai o kodėlgi ne?
čia svarbu pasižiūrėti, na, tam, kad neįsiveltumėm į kažkokias istorijas, tai pasižiūrėti, kad kokiu tikslu aš tai darau. Ar kad jį pažeminčiau, ne dabar, ir grąžinčiau jam tą nemalonų skausmą, ar kad save apginčiau, nes tai yra skirtinga motyvacija. Tai va tiesiog priklausomai nuo motyvacijos ir pasirinkti tą variantą, ar duoti tokiam žmogui atkirtį, ar neduoti. Ir kartais supranti, kad geriau nesivelti į tokias istorijas, o kartais duoti atkirtį. Tai va, tai tiek norėjau Jums papasakoti. Ar buvo naudingų Jums momentų? Galbūt savo kažką užsifiksavote, galbūt kažkokie klausimai atsirado pakeliui, tai viską rašykite. Viską rašykite, dalinkitės. O tada, vat tie 8 aspektai, tai yra tokie, na, realiai galimi pakeliui į kažką naujo. Ir gera yra žinia ta, kad tai mes galim keisti, su tuo mes galim susitvarkyti, tai mes galim įveikti, tai nėra kažkoks kosmosas, kad nieko negaliu su tuo padaryti. Visą tai mes galim. Ir tikrai kiekvienas žmogus, aš tikrai žinau ir tikiu kiekvieno žmogaus jėga, tikrai gali padaryti tai savarankiškai. Svarbu, ne, vat, turiu žemėlapį, susidėlioju ir žinau, į kur atkreipti dėmesį ir judu. Bet va, tas savarankiškas kelias, vėlgi jisai, na, toks sunkiausias variantas, ne? Nes kai pradedam, kai įsijungia tie visi pasipriešinimai, su emocijom nelabai žinai, ką daryti, nėra tų įgūdžių, tai labai gerai, kad būtų kažkas, į ką galima atsiremti tuo metu, ne, kas va truputėlį tave tuo metu prilaikytų, kai tu griūni. Tai gali būti draugas, draugė, tai gali būti artimas žmogus, kuris iš tikrųjų palaiko mano kelią. Tai gali būti kažkokia bendruomenė, tai gali būti specialistas. Bet kelyje į pokyčius vis tik tikrai svarbu turėti palaikymo momentą. Ir aš tai puikiai žinau, nes turėjau patirtį ir su palaikymu, ir savarankiškos patirties buvo daug daugiau. Ir tai yra sunku. Vat viską kažkaip tai yra įmanoma, bet labai smagu, kai kas nors truputėlį tave stumteli tuo metu, kai norisi, ne, viską mesti ir pasiduoti. Tai ieškokit tokių žmonių, ieškokit tokių palaikančių, jų tikrai visada yra, tik apsidairyti verta. O jeigu norite su komanda, su grupe, bendruomeniai, tai dar kartą priminsiu, jau praeitą kartą pasakojau trumpai apie programą Drąsa gyventi pradžia. Ir šiais metais tai bus 4. laida ir prasideda kovo 13 dieną. Aš jums įkeliu nuorodą. Ir trumpai dar papasakosiu, ne? Pradedam kovo 13 dieną ir ši programa yra koncentruota į tai, kaip pradėti pokyčius, kurių norisi, ir būtent išmokti tvarkytis pakeliui su tais iškilusiais momentais, ne, su kliūtimis. Čia bus svarbiausios teorinės žinios, kauptos, analizuotos, tyrinėtos dešimtmetį. Ir svarbiausia, tai bus praktika kasdienybėje. Kaip susitvarkyti su vienu ar kitu aspektu. Na, tarkim, kilo pasipriešinimas, o ką man dabar su juo daryti? Pašokau. O jeigu ten giliau pasižiūrėti, ne, jaučiu kažkokią emociją, tarkim, baimę, o ką man su ja daryti? O koks motyvas mane veda?
vat kad atsirastų įgūdis suvokti iš karto, vat einamuoju momentu, kas dabar su manim vyksta ir kaip su tuo tvarkytis. Vat būtent temos, iš esmės, ane, tos temos tai yra žingsniai, kaip pasiekti, kaip padaryti pokytį, realų pokytį, ne imituojamą pokytį, o realų. Vat su kuo man gali tekti susidurti. Tai va, jeigu jūs iš programos nusirašysit, ane, temas, tai turėsit žemėlapį, kaip eiti. Ir tada savarankiškai savo dėliojatės, ane, ir keliauja toliau. Arba grupėje. Tai visų pirma, tikslus taškas, o kur aš noriu būti, ane? Į kur aš einu, kad mažiau plūduriavimo ir blaškymosi būtų. Toliau vertybės ir motyvai. Bet šitą temą išsamei žiūrėsim ir dirbsim ir mokysimės, ane, tas vertybės įdėti į motyvo vietą. Būdai resursams atstatyti. Ką daryti su pasipriešinimu, ką daryti su nerimu ir nežinomybės baime, kurios atsiranda einant pokyčių keliu. Bet tos trys pagrindinės emocijos - baimė, gėda, kaltė. Kai pradedam kažko siekti, įsijungia vidinis kritikas, ane? Perfekcionistas koks nors, apsišaukėlis, kuris sako, dar nepasiruošei, ta vidinės aukos pozicija. Visą tai aš pasidalinsiu įrankiais, metodais, būdais, kaip su tuo tvarkytis. Ne teoriškai, o gyvenime praktiškai, ne? Kad vat einu, matau, kas vyksta ir mokausi tai iš karto pakeisti. Susidursim neišvengiamai su išoriniu pasipriešinimu, kaip jį atlaikyti. Čia bus ribų klausimas ir priėmimo klausimai, ne? Kaip save priimti visokiai, ir kai sekasi, ir kai nesiseka, ir kai pradedi, ir kai meti, ir kaip vėl, kai dar kartą pradedi ir taip toliau. Ir su visu tuo mes dirbsim 8 mėnesius, kas antrą savaitę, tam, kad įsisavintumėt medžiagą, rastųsi įgūdžiai tvarkytis kasdienybėje. Nes asmeniškai aš netikiu trumpais mokymais. Taip, žiniom pasisemti labai gerai, bet tam, kad atsirastų nauji įgūdžiai, nauji įpročiai ir pokytis, tam reikia sistemingų pastangų, reguliarių, kad ir pačių mažiausių, kad ir 10 minučių per dieną, bet reguliariai. Ir tame kelyje neišvengiamai nutinka tie momentai, kai norisi viską mesti. Norisi pasiduoti, kažkas nesigauna. O tada labai, labai faina turėti tą palaikymą iš šalies, kuris ir bus programoje, kai aš galiu pasakyti, kad viskas, pavargau. Ir įkvėpimą negaunu, truputėlį pasikraunu ir einu toliau. Ir dar šiandien įdėjau tokią dovaną, kas prisijungs iki sekmadienio vakaro, tai gausit labai, labai didelę ir vertingą dovaną. Tai medžiaga, teorinė ir praktinė medžiaga darbui su pagrindiniam emociniam būsenom. Tai gėda, kaltė, baimė, pasibjaurėjimas, liūdesys, pyktis, nuoskaudos, tie baziniai tokie išgyvenimai, kurie labai kenkia ir labai stabdo mus. Tai tokia dovana žmonėms, kurie pasiryš ir prisijungs prie šito kurso judėti drauge, nes emocinis momentas yra labai, labai svarbus. Ir apskritai ta programa ne apie paviršių, o apie tą tikrą pokytį. Tad jeigu norite, turite galimybę, tai lauksiu prisijungiant. Ir tikslai neturi būti kažkokie dideli, milžiniški, tai gali būti visiškai paprasti dalykai. Pagerinti santykius, geriau jaustis darbe, išmokti lengviau bendrauti su žmonėmis, pastiprinti sveikatą, sulieknėti ir taip toliau.
Tad jeigu pasiryžot, jeigu turite noro, tikrai lauksiu jūsų ir pasidarbuosim jūsų labui. O dar žiūriu, a, ką rašot, jo dauguma linkę žmonės tik kritikuoti arba pasakyti, kodėl neverta pradėti kažko, ką sugalvojau daryti. Taip. Tada nesinori ir pasakoti, ką darau. Dabar matau, kad neverta. Iš tikrųjų, žmonėm, kurie nepalaiko, tai net neverta pasakot. Vat norėtųsi iš tų žmonių gauti, kurie yra šalia, norėtųsi gauti palaikymą, supratimą, pritarimą, bet taip dažnai būna atvirkščiai, bet ne todėl, kad jie blogi žmonės, ane? O todėl, kad ir jiems baisu. Vat įsivaizduojat, įsijungia pasipriešinimas mūsų viduje, lygiai taip pat mūsų pokyčiui pasipriešinimas įsijungia ir kituose žmonėse. Tarkim, ateini ir savo šeimai sakai, va dabar aš keisiu darbą arba kursiu savo veiklą ir jam siaubas nuo to. O kas bus? Dabar viskas įprasta, nes, tarkim, šeima irgi yra sistema ir jinai nori būti stabili. Ir jie tiesiog nesąmoningai pradeda, va, tarytum sakyti, ne, nedaryk to. Ne todėl, kad tau bus blogai, o todėl, kad mums bus blogai. Mums baisu ir tu nedaryk, nes ir mums reikės tada keistis kažkaip. Ir niekas nenori keistis. Tiksliau, labai mažai žmonių nori keistis. Ir todėl lengviau tada pasakyti, ne, nesąmonė, nieko tau nesigaus. Nu, net jau geriau nepradėk. O jeigu tai yra netokie artimi žmonės kaip šeima, tai apskritai neverta pasakoti. Bet tikrai yra tie, kurie visada palaikys. Tiesiog jų kartais paieškoti reikia. Ir kaip ir sakiau, galima savarankiškai, taip yra daug sunkiau, bet tikrai įmanoma. Taip, ačiū, dar klausysiu ne kartą įrašą, kai dukra miegos. Labai vertingi jūsų seminarai. Ačiū, Laura. Gaila šiuo metu man... Oi, pabėgo mano komentarai. Aha, per brangus kursas. Labai malonus tembras, gera jūs klausyti, suteikiate minčių apgalvojimui. Ačiū, Rasa. Taip, geriausia draugė yra didžiausia palaikytoja, labai gera turėti tokią draugę. Ir tada taip ne vienišas, ane, šiame gyvenime, šiame kelyje ir labai faina. Smagu. Gerai, tai aš kaip ir viską papasakojau. Jeigu dar turite kažkokių klausimų, tai tikrai klauskit, dar skirsiu šiek tiek laiko. Sužinojau daug naujų dalykų. Ačiū, Giedrė. Ačiū. Ačiū už širdutes, ačiū už ačiū. Gerai. Va ir gėlių gavau, super, tiesiog nuostabus vakaras. Ačiū, kad buvote šį vakar, ačiū, kad esate. Gundaus įsigyti kursą ir daryti pokytį. Sigita, parašykit asmeniškai ir baigsim gundyti ir pradėsim, ane? Jūsų nuostabios paskaitos, ar galima dalintis su draugais, norisi, kad kuo greičiau išgirstų žmonių. Ačiū labai, Inga, už gražius, šiltus žodžius, dalinkitės, kai gausite įrašą, atsiųsiu įrašą, tikrai pasidalinkit, jeigu žmonės klauso ir semėsi. Ir nuo to bus visiems šviesiau gyventi. Kažkaip norisi, tiesa, kad tas pasaulis truputėlį šviesesnis būtų ir kad mes geresni vieni kitiems būtumėm. Dar kartą ačiū, kad esate. Ačiū už patį brangiausią jūsų resursą laiką, kurį skiriate šį vakarą. Linkiu jums gerų žmonių šalia ir susimatysime
kituose webinaruose. Sekite naujienlaiškius, atsiųsiu informaciją ir kam aš tinku, kam tinka tai, ką aš kalbu, tai lauksiu prisijungiant. Iki.